Labą dieną. Padarysim įrašėlį, fakto fiksaciją, kaip sakant, į sąvartyninę šutvės pretenziją, kurią gavau jau seniau, tai reiškia sausio pabaigoj. Nu ką, maniau, kad nenustebins jau manęs nieko, bet nustebino iš tikrųjų. Va tuoj parodysiu, apie ką čia viską kalba vyks. Jau maniau, kad nieko įdomaus nebus iš to reikalo, bet jo, yra, reiškia. Bet va čia vėlgi medžiaga bus labai puikiai, kad suprastų visi tie, kurie, tie trepsėtojai, jiems jie ten gyvena savo pasaulėlį. Aiškiai parodys, apie tą vadinamą teisę. Vat kam aš ir darau, kam aš pradėjau apskritai tą visą žaidimą su tą, aš jį priėmiau tą žaidimą su tą šiukšlinį, tą sąvartinę šutvetą. Aišku, problema buvo tuo metu, kad prieš 20 metais tokie dalykai iš vis buvo daugumai čia kažkoks kosmosas, aš atsimenu, kiek aš sulaukdavau į savo net nesartimų žmonių rate, kai kalbėdavau apie tos dalykus. Aišku, dabar jau praėjus tiek metų, jau viskas aiškiau, tai aš įsitraukiau parodyti, kad visą tai parodyti, iškelti paprastam buitiniam lygmenį. Nes tai liečia visus, tas popieriukai, tai vadinama, rinkliava ta vadinama. Visam visoje Lietuvoje, čia ir pasaulyje, čia yra panašiai ta šiukšlių mafija visur vienodai, tai atskiras korporacijas, kurios grinai tom užsijama. Tai va. Šiuo atveju irgi labai puikiai parodys tam tikrus niuansus, kuriuos aptarsim ir parodysim. Tai va, gaunu, reiškia, sausio pabaigoje laiškelį, žiūriu, pasižiūrėjau, regiono administracinis, net neužmečiau akies iki galo, eidamas į viršų į butą, reiškia. Nu ką, išpakuoju aš, aišku, jo, žiūriu, parašyto jo pranešimas apie administracinės bylos nagrinėjimą, reiškia, bet toks niuansas iš karto atsiranda. Aš skaitau, reiškia vasario paskirta, parodysiu paskui čia, vasario 26, tai yra 26 vasario 3 dieną, 10 val. Rašinio proceso tvarka, bus nagrinėjimas administracinė byla pagal VŠI, ten tą šiukšlininkai tam, dėl nesumokėtos tos vadinamos rinkliavos. Rašytinio proceso tvarka. Reikalas tas, kad tą šmotpopierių atsiuntė Klaipėdos rūmai. Aš iš pradžių taip nelabai supratau, kodėl čia tai Klaipėdos rūmai. Galvoju, čia kažkas įdomaus, aišku, reikia pasižiūrėti. Atsiverčiam, kaip sakant, tą šratininkų, tą šutvės tos sąvartyninės. Reiškia tą vadinamą tą kreipimąsi, arba, paprastai yra tai praprašymas vadinamas pagal formą. Ir skaitam. Adresuota tai regiono administracinio teismo Šiaulių rūmams. Man toks klausimas iš karto, pirmas toks, iš karto, kaip čia kas įvyko? Čia iš Šiaulių rūmų kažkaip nukeliavo pas tą ponę Laimutę Jokubauskaitę, tokia panelė, rašo man čia iš savo rūmų, kad jin reiškia taip, jinai rašo jo Laimutė, kad jinai gavo, reiškia popieruką iš Šiaulių, tos kontoros. Ir jinai priėmė sprendimą, kaip sakant, paskirti nagrinėjimą procesą, rašytinio proceso tvarka. Tai reiškia vasario 23 dieną 10 val. Nu ką. Ir čia prasideda įdomybės. Man toks pirmas iš veidų klausimas iš karto. Jeigu taip gerai pasižiūrėjus, kas užsiima tais dalykais, supras mane, kas, kaip sakant, gyvena tam pasaulėlį savo, netyčia užklys, gal bus įdomu suprasti. Reikalas tas, kad ant to, taip vadimo, prašymo, aš įdėsiu, pasižiūrėkit. Nėra jokio parašo. Tai, kad parašo nėra, tai čia jau nieko baisaus, kaip sakant, čia ne naujiena. Bet tai, kad čia nėra nei metaduomenų, nei elektroninio dokumento nuorašo,
kažkokio tai spaudo, nei apskritai, kad tai yra nuorašas kažkoks tai, ar apskritai kopija kažko tai. Paprašiau tariant, nėra nieko. Tai paprastas šmotpopierius. Paprasčiausias popiergalis. Apskritai. Ir šitą, reiškia, ponia Laimutė kažkokiu tai būdu nerašo, reiškia. Pareiškėjas pateikė pakankamai, todėl laikoma, kad nėra kliučių bylai nagrinėti. Paprašiau tariant, kažkokio tai būdu iš Šiaulių rūmų pagal, kaip sakant, jurisdikciją, Šiaulių regionas, Šiaulių rūmai kažkaip tai nukeliauja į Klaipėdą pas ponę Laimutę tokią, teisėją tokią. Laimutė Jokubauskaitė, reiškia. Čia įdomus, man iš karto pirmas toks, kaip jis atsidūrė tenai. Laimutė atbėga į Šiaulių rūmus, slapta pamatė, o čia tas įdomus, pasivogė, ar Šiaulių, kadangi po paskutinio susitikimo pasižiūrėjo, ai, blemba, čia vėl, davai, Laimutė, pasiimtų, tipo, Laimutė, pasiimk, ne, aš nebenoriu, va čia kas, va, čia kaip suprast va tavo. Nu, čia, aišku, kaip sakau, utryruoju. Iš esmės, kaip ir suprantama, kadangi nėra jokios teisinės sistemos ar jokios teisės, kaip jų, kaip dauguma čia supranta. Yra komercinė teisė, va ta komercinis pasiūlymas yra. Nėra jokios tos auto. Ir kadangi čia ant to šūtpopierė iš sąvartyninės šūtvės nėra jokių parašų, nėra jokių apskritai metadomenų, nėra apskritai nieko. Tai yra tik tiesiog pasiūlymas. Ir natūralu, kadangi mes jau turim, greičiausiai pasakė, mums nebedominti jūsų tokie va su pasiūlymai su juo, mes jau turėjom ir tipo, gal su, tipo, neškis kur nori tu jas. Nu tai ką tada, kas belieka, tada tą vadinamą Šiaulių tos šutvės, kuri rašė tokia teisininkė Simona Turskienė, greičiausiai gal pasitarė su tuo savo direktoriuku ten tuo, kaip ten tas, va, nebepamenu. Gal čia kažkoks gudrus planas, gal toks strateginis ėjimas galvoju, sakau, gal kokie tai susėdėje ten pagalvoja, gal reikia toliau kur nors nusiųsti, nu, tai galėtų į Vašingtoną gal nusiųsti, kur registruota ta jūsų, kaip ir ta Lietuvos bananas stanstas ir kaip ir visa ta jūsų šutvė ten registruota sąvartyninė. Serveriai buvo seniau Vokietijoje, dabar, kiek žinau, Vašingtone lyg tai yra paskutiniais duomenim, bent jau. Nu, bet aišku, kiek suprantu, kas jėmė, kaip sakant, tas ir tam ir siuntė. Paėmė Klaipėdą. Nu ką, Klaipėdos poniutį tai rašoma tokį vat raštelį. Reikalavimas paprastas. Reikalavimas oferta. Ofertas nedėsiu, o reikalavimas įdėtas, va matot. Tai va, ten paprastai parašyta. Kas, kaip sakant, kokiu gautas buvo pretenzija. Popiergalis, kadangi jis nepasirašytas, jokių antspaudų nėra, jokių nei skaitmeninių, nei metadomenų, paprašiau tariant, tai tualetinė popierio rulonas daugiau vertės turi, nei va tas jūsų kabutėse raštas, kreipimasis. Nu į ką? Nu ir prašau tiesiog reikalavimą sukreiti informaciją. Kodėl šis popiergalis ar oferta nepasirašytas be įstaigos spaudo, be jokių registracijos numerių, buvo priimtas jūsų kaip teisėta pretenzija, nesudaranti kliučių nagrinėjimui, kas parašyta jūsų nutartytenai, nes poniutė išnagrinėjo ir jo kliučių nėra. Nesvarbu, kad tai nepasirašytas, ne jos jurisdikcija, jinai kliučių nemato. Nu ir antras klausimėlis. Kodėl jūs nagrinėjate ne savo teritorinį priklausomumo ginčą? Natūralu, neatrodo. Nu ir ten paskui informacija turi. Nu ką, poniutė, reiškia, Klaipėdos rūmose, ten turbūt gal Klaipėdos rūmai yra ypatingi rūmai, reikia suprasti, ten ypatingi teisėjai ten sėdi, rimti matyti. Jinai apsimeta, kad, reiškia, praignoravo mano, reiškia, tą kreipimąsi. Ai, dar reikėtų paminėti vieną įdomų dalyką. Tik išsiuntus, reiškia, kad aš čia įsiunčiau čia tą
Tik išsiuntus, va tą reiškia kreipimąsi, nurodymą tą, poniai, tai Laimutei atsakyti man tos klausimus ir kokiu pagrindu prisėmė kažkokį popiergalį ir kaip legitimuota, reiškia, pretenzija, jinai nagrinėja, ginčą tą nagrinėja, ne savo jurisdikcijos netgi. Tai va, kada aš čia siunčiau, čia išsiųsta, va, 02.06, va, buvo išsiųsta. Įdomus faktas, 2 dienas po to gaunu įspėjimą vėl iš tų, jie mane įspėja šiukšlininkai, va tokį įspėjimą gaunu. Ir čia va reikėtų atkreipti vieną niuansą. Kad kreipimėsi jie, reiškia, jie prašo už laikotarpį nuo 23.01.01 iki 25.12.31, pačiau tariant, iki 26 metų. Sumokėti, reiškia, 61 eurą 73 centus. Tik va įsiunčiu va tą į Klaipėdą, va tą, gauna va tokį įspėjimą, va tokį va. Ir atkreipkite dėmesį, čia jie rašo. Prašo jau, tipo, jau būk tu geras, tu reiškia sumokėk 103 eurus tik tais už 25.12 iki 20, reiškia, iki 26 metų. Jau 103. Tai vat, aš taip, iš pradžio taip pagalvoju, tai čia man čia kaip reikėtų suprasti tas, kaip jis ten tas direktorėlis ten tas. Čia man kas čia pasiūlymas, kad jeigu tu nenori, reiškia, mokėti ten už kiek čia, už 3 metus jūs norit šiam 1 eurą. Nu jo, gaunas 23, 24, 25, 26, tai 2 metai jo. Už 2 metus reiškia 600, tai tipo, čia man siūlymas dabar ką, 103 už 25 tik metus, iki 25 reiškia. Čia man kaip čia suprasti, grasinimas čia man, jeigu tu nenori, reiškia, mokėti už kelis metus 60, tai mokėsi tipo 103. Kas čia, grasinimas, čia pasiūlymas, kas čia, reketas? Ar kas čia, šiaip čia tau čia reikėtų suprasti, kad tu atsikėlė rytą žmonelę kažkokiu tai drąsos blinelių tavo perkepė ir tu pervalgiai jų, kad taip naglai. Iš pradžių vieną sumą, paskui kitą, ar kas tavo, vat kaip man tą reikėtų dabar vertinti, va. Ar tu šiaip, kaip sakant, per gyvenimą klauną pachotkės trikinėjai ir nelabai orientuojas, ką tu darai ir ką tu sakai ir ką tu siuntinėjai. Va tas įdomus dalykas, va tas klausimas lieka atviras, kaip sakant. Ir va tas va. Nu ką, tą, kaip sakant, padėjom iš šono, reiškia, parašėm tai poniai Laimutei. Laimutė, aišku, galvoja, kad jai nereikia nieko. Laimutė, aišku, nieko neatsakinėja, jinai skaito, kad čia, jai jos rūmose, jinai ten turbūt svarbi gal labai, kaip jie visi įpratę labai būti svarbiais, jie savi skaito kažkom tai ypatingais. Jinai, reiškia, tiesiog 23 dieną, ar kaip sakant, liaudiškai šnekant, įsijungusių durnelį, tiesiog pagal šabloną ten parašo. Nu, šablonėlis, reiškia, atsiunčiamas tenai, įdėsiu, pasiskaitysit, kai jeigu ten įdomu, bet iš esmės yra visur tas pats, kaip ir šiauliečiai čia rašė, taip ir ta. Taip, reiškia, nesvarbu, kad atsiliepimas negautas. Paprastai, kas, va, žinot, kas užsiima, kas pavaikšto po tos teismus, tai vadinamus tos teismus, nu kas kaip vaikšto, kaip fiziniai asmenys, ar kaip laisvi žmonės, aš kaip laisvas žmogus einu. Ir... Tai va. Paprastai, jeigu jūs pagal teisę tą vadinamą, tą procesą, jeigu jūs kažką tai netitinkančio formos, yra forma nustatyta, tiek civiliniai, tiek baudžiamoji, tiek... Jeigu netitinka formos, paprastai jie to atmeta ir parašo, reiškia, netitinka formos, iki tos dienos pašalinti tos trūkumus. Aš paprašiau tariant, parašiau, išsiunčiau jai savo, reiškia, valdomų duomenų, ties duomenim fizinio asmens, nors fiziniam plane jis neegzistuoja. Bet aš sakau, įstraukiau tą žaidimą, kad, reiškia, ir užfiksuot nusikalstamas tas veikas, tos kontorėlės, tai va, ir tų visos, ir parodyti, kaip ta sistema iš esmės veikia, va, tie, kas bendrauja, tai va. Jokių problemų nebuvo, jinai va paprasčiausiai rašo, atsakovas atsiliepimų nurodė. Nors kur tas atsiliepimas, ten buvo reikalavimas, oferta jai išsiųsta.
Tai jokie atsiliepimai, ten jokios formos net nėra išlaikyta. Bet jinai rašo, reiškia, atsakovas atsiliepimu nurodė, jog nesutinka su pareiškėjo prašymu. Man taip šauda galva, kurioje vietoje ten, jinai mato ten tą nesutikimą. Gal aš visai sutinku. Iš ko tu nusprendėjai, kad tenai nesutikimas? Gal aš noriu sumokėti 60 eurų. Vietoj to, kad 103 mokėti. Bet Laimutė jinai pati nusprendžia, nesvarbu, kad nėra formos, apskritai nėra, netinka nei formos, kad nesutinka prašymu. Atsakovas, taip, tai reiškia tas mano duomenys tie fizinio asmens, taip pat teigia, kad visi atsakymai jam turi būti siunčiami paštu. O klausimas pagrindinis, kokiu pagrindu nagrinėjai ne savo jurisdikcijos ir kokiu pagrindu tu iš viso priėmei tualetinę popierę gabalą. Nenori apie tai parašyti savo tam sprendime, ką tu ten nusprendėjai. Tai va, žodžiu, ta visa užfiksuota, galit paskaityti, kas ten parašyta, ten iš tikrųjų nieko svarbaus nėra, ten visur tas pats per tą patį, tiek Šauliai, tiek tie rašo pagal šabloną, jie visi dirba, jie ten štampuoja tas bilelės, kaip konvejeris ten eina. Tai va, pabaigai, tas vadinamas sprendimas siunčiamas atgal poniai, paneliai, Laimutei Jokubauskaitei. Ačiū už dėmesį.